Pats paprasčiausias prancūzas, toj paaiškinsiu. Naudojam Prep ir Primer nuo Reliux kompanijos, o Rubber bazė elastinga, tvirta ir be jokio atšokimo reikia būtinai įtrinti. Formelių pasirinkimas ir kontroliuojam zoną, kur yra įaugimo taškai. Atkreipkite dėmesį, mano formelis iš karto turi jau nupieštą prancūzą. Išsirinku dažo spalvą, linijos spalva, spalva turi būti būtinai tiršta ir pigmentuota. Nupiešiu ir polimerizuoju. Norėčiau parodyti jums poligėlio spalvas. Ups! Ok, išsirinkam Rose arba Shine. Šiandien bus Rose Makeup, šalta, pigmentuota, trupučiuką neoninė ir labai faina spalva. Poligėlį reikia uždėti pilnai ant viso tipso. Sluoksnis turi būti pakankamai plonas. Man tipsa ir atsiranda nedidelis laiptelis. Vat šitą laiptelį reikia nuimti su freza. Naujas rinkoje skystas poligėlis. Jis stovi vietoje, savaime išsilyginasi ir žiūrėkit, kaip gražiai per vieną sluoksnį